rytas. Labas rytas, bažnyčia. Bažnyčia, labas rytas. Pažadink savo kaimyną, vadinasi. Melsimės garsiai, kad pažadintume savo kaimyną. Jo, taip reikia melstis. Kad kaimynas negalėtų prisnūsti. Gerai, brangieji, jau 11 valandų. Atraskim visi savo vietas, šlovintojai taip pat galit jau rinktis čia ant scenos. Keletą pranešimų. Kaip visada, Vaidas konkrečiai, aiškiai tiesiog pasakys keletą pranešimų, kad mes visi būtume viešpaties darbe. Prašau, Vaidai. Gerai, labas rytas visiems. Šiek tiek gal pasikartosiu informaciją. Noriu priminti, kad ateinantį antradienį mes turėsim 6 valandą vakare alfa kursai ir manęs prašė pasakyti, kad bus tema apie Biblijos skaitimą. Tai tikrai kiekvienam yra aktuali tema ir galim tikrai ateiti ir pasiklausyti ir padiskutuoti antradienį 6 vakare 1 aukšte bažnyčios pastate. Tai va, dar noriu priminti, kad turėsim taip pat svečią šį mėnesį, paskutinį sekmadienį. Atvažiuos svečias iš Naujosios Zelandijos ir tai Jules, nežinau, turbūt pavardėjo tokia. Writing. Jules tai vardas, taip? Tai va, tai tikrai mes irgi turėsim gerą laiką, jisai gal turbūt dalinsi žodžiu ir gal vieną kitą giesmę pagiedos ir tikrai turėsim nuostabų laiką. Ir dar noriu priminti, kad ateinantį šeštadienį Biržuose mes turėsim muzikos dieną ir mūsų šlovintojai ten irgi dalyvaus ir mes galim ateiti, palaikyti šlovintojus, padalinti skrajutės informaciją apie susirinkimus vykstančius mūsų bažnyčiai ir tikrai bus reikalinga kiekvieno pagalba. Amen? Tai va, tik dabar tiksliai nežinom kelintą valandą ir kur. Arba... Tai va, galbūt trečiadienį dar šitą informaciją priminsim ir apie 10 ryte. Tai va, tai šeštadienį mes galim irgi planuotis, kas neišvykstam, sudalyvautoje muzikos dienoje. Amen. Tai va, tai dabar noriu pakelti visus ant kojų ir pasimelsim ir šlovinsim viešpatį. Aleliuja, Dieve, dėkojam tau, Dieve, už šitą laiką, už šitą dieną, Dieve. Ačiū tau už tavo dvasią, Dieve, kuri yra tiesiog dabar šitoj vietoj, Dieve. Tu, Dieve, lieti mūsų širdis, Dieve. Tu atgaivini mus, Dieve, pripildai savo dvasią, savo tikėjimu, Dieve, kiekvieną iš mūsų, Dieve. Taip, mes trokštam tavęs, Dieve, trokštam, kad tu atgaivintų mūsų sielas, mūsų širdis, Dieve. Tegul išsilieja tavo malonė, Dieve, tiesiog dabar į mūsų gyvenimus, Dieve. Trokštam tavęs, Dieve, trokštam išaukštinti tave, pagarbinti tave, Dieve. Tegul šitas laikas būna tavo rankose, Dieve. Mes atiduodam, Dieve, šitą laiką, šitą sekmadienio rytą į tavo rankas, Dieve. Tavo dvasia tegul daro tavo darbą mūsų širdise, Dieve, mūsų mintise, Dieve. Tegul tavo žodis, Dieve, ateina į mūsų gyvenimus, Dieve. Tegul jos keičia, Dieve. Prašom tavęs, Dieve, tavo šviesos, Dieve. Tegul tavo šviesa aplanko mūsų širdis šiandien, Dieve. Trokštam, Dieve, iš tiesų išaukštinti ir pagarbinti tavo vardą, Dieve. Nes tu esi mūsų gelbėtojas, tu esi mūsų atpirkėjas, Dieve. Aukštinam tave, Dieve, giedam tau, Dieve. Šlovinimo gyrių, Dieve, iš savo širdies, Dieve. Taip, mes trokštam tavęs, Dieve, ir tegul tavo dvasia, Dieve, veda šlovinimą, veda susirinkimą, Dieve. Tegul tavo darbai būna matomi mūsų gyvenimuose, Dieve. Trokštam tavęs, Dieve, trokštam, Dieve, tavo atgaivos, tavo laisvės, Dieve. Dėkojam tau. Tiesiog dabar Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja. Steinam pas tave viešpatį. Širdis artinas prie tavęs. Atiduoda šlovę ir gyrių tau, kurie tau priklauso. Būk išaukštinta šioje vietoje. Nes ten, kur 2 ar 3 susirinkę jo vardu bažnyčia, ten ir jis tarp mūsų.
Ieškokime jo veido, ieškokime jo artumo, jis laukia tavęs. Nesvarbu, kur tu bebūtum, jis laukia tavęs. Ateik pas jį toks, koks esi. Viešpats, jis myli mus. Kiekvienas esam brangus jam. Todėl garbinkim jo vardą, aukštinkim jį visą širdį. Viskuo, kas esu. Aš garbinu tave. Šlovinu tave, viešpats. Aš garbinu tave. Šventajam tavo buvime, stoviu prieš tave. Šventajam tavo buvime, pas tave aš skubu. Prie tavęs aš glaudžiuos, aš garbinu tave. Šlovinkim jį bažnyčią. Šventajam tavo
Vertas esi tu šlovės viešpatie. Vertas esi tu gyriaus viešpatie. Tu išaukštintas, tu pašlovintas, tu karaliauji, tu viešpatauji, nesustoki viešpatie. Mano karalius, mano viešpatie. Esi vertas gyriaus tu. Tai visa, kas žemė ir kas danguje šlovina tavo vardą, Dieve. Tai visa, kas kvėpuoja, aukština tave, Dieve. Nesustokim šlovinti mūsų viešpaties. Nes jis yra vertas bažnyčia gyriaus. Už tai, kad tu šiandien gali stovėti šioje vietoje. Už tai, kad šiandien gali kvėpuoti. Viešpats vertas šlovės. Viešpatie, ačiū tau, kad galim dar vieną dieną, viešpatie, artintis prie tavęs, prie tavo kojų, bėgti prie tavo kojų, prie tavo artumo. Ačiū tau, brangus viešpatie, kad tu taip myli, besąlygiškai nežiūrint, kokie mes esam. Tu besąlygiškai myli kiekvieną viešpatį. Tu mano Dievas, tu mano karalius, tu viešpačių viešpats. Halleluja, halleluja. Tavo rankose mano likimas, malonę išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi. Tu mano dėl savo vardo saugai mane, ir aš esu drąsus tavyje. Šventas viešpats, šlovė
nuostabus man tavo gerumas ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Tu reikalingas man, tu mano Dievas, koks nuostabus man tavo gerumas ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Šventas viešpats, šlovė kyla jam. Šventas viešpats, giedame jam, giedam tau. Šventas viešpats, šlovė kyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. O giedok jam gyrių. Šventas viešpats, šlovė kyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. O tau priklauso. Šventas viešpats, šlovė kyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. O halleluja. Šventas viešpats, jo tauta tepakyla, šlovindama mūsų viešpatį, aukštindama jo vardą. Jam šlovė, jam gyrių. Šventas viešpats, šlovė kyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. O tik tau. Šventas viešpats, šlovė kyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Mes giedame tau. Mes giedame tau. Mes giedame tau. Halleluja. Šlovė tau priklauso, viešpatie. Gyrius ir šlovė. Toks nuostabus viešpatie. Tu toks nuostabus viešpatie, kaip tu stipriai gali prisiliesti prie mūsų širdžių ir pakeisti mūsų gyvenimus viešpatie. Tavo vardas toks nuostabus viešpatie, turintis nuostabę jėgą mūsų gyvenimus. Mes norim skelbti tavo vardą išaukštinti. Aukštinti tave, nesustoti. Aukštinti tave, laiku ir nelaiku skelbti tavo vardą viešpatie. Tas, kuris gyvena manyje. Tas, kuris gyvena mumyse bažnyčia. Jis yra stipresnis nei tas, kuris pasaulyje. Todėl skelbkite tai. Tu viešpatie, tu nugalėjai viešpatie ir aš kartu su tavim. Ačiū tau viešpatie, už tavo jėgą, už tavo kraują. Ačiū tau viešpatie, už nuostabę dovaną man. Ačiū tau. Kaltes manas nešiai, dėl jų mirei, kad gyvenčiau laisvas. Nuo šiol tau priklausau, aš girsiu tavo gerumą per amžius.
aukštinam tave, Jėzau, vertas tu, lokitai ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Jau gėda nuplauta, žaviuosi aš tavo nuostabią meilę. Malonę lieji vėl, aš girsiu tavo gerumą per amžius. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, o Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Tu vertas, o Viešpatie, visas, ko mes trokštam ir visas, ko mums reikia. Kad tavo dvasia pripildo šią vietą, te pripildo mūsų gyvenimus. Te uždega kiekvieną naujai. Gyvojo Viešpaties, gyvojo tavęs, Dieve. Pripildyk į šią vietą, aš meldžiu. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai vietą šią. Vertas skyrius vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai vietą šią. Vertas skyrius vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai vietą šią. Vertas skyrius vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai vietą šią. Vertas skyrius vien
jam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Viskas, ko mums reikia bažnyčiai, jo dvasia, kuri pripildo gyvenimus ir keičia mus. Bet jo dvasia ateina ten, kur durys yra atvertos. Ten, kur, kai mes norim keistis. Kai mes norim, kad jo dvasia keistų. Ir jo dvasia jį gali pripildyti vietą šią. Bet ar jie ateina į tavo gyvenimą, kai tavo durys yra užvertos? Todėl aš raginu bažnyčią ir kiekvieną, kas girdi tai, atverkime savo širdžių duris. Tai jis ateina savo dvasia, aplanko mus. Ir jeigu dar jis nebuvo mumyse, te pradeda keisti tai. Keiski viešpatie kiekvieną. Kalbėk į gyvenimus, kalbėk į širdis. Tai tavo dvasia, kuri yra čia tarp mūsų, te keičia, te augina dar labiau. O, halleluja. Tu pripildai vietą šią, vertas skyrius vien tik tu. Tavo vardas virš visų, būk išaukštintas danguje. Tu pripildai vietą šią, vertas skyrius vien tik tu. Tavo vardas virš visų, būk išaukštintas danguje. Tu pripildai vietą šią, vertas skyrius vien tik tu. Tavo vardas virš visų, būk išaukštintas danguje. Tu pripildai vietą šią, vertas skyrius vien tik tu. Tavo vardas virš visų. Tavo vardas. Vertas tu, Jėzus. Vertas tu, Jėzus. Vertas tu, viešpatie. Vertas tu, viešpatie. Tavo dvasia nužengia. Žmendžia pripildyk kišenėje. Uždėk į širdis, viešpatie. Ateik taip, viešpatie, galingai mūsų gyvenimus. Sugriauk bet kokias sienas, viešpatie. Sugriauk bet kokias sienas, kas trukdo artintis prie tavęs, viešpatie. Nes dabar yra laikas bažnyčiai. Ateik pas jį savo širdimi, ateik pas jį. Jis yra vertas šlovės, jis yra vertas gyrius ir jis gali. Viešpats gali. Viešpaties ranka nesutrumpėjo, viešpaties jėga nesumažėjo. Tu išaukštintas, viešpatie. Tu pašlovintas, viešpatie. Mes giedame gyrių tau. Kartu su dangumi atnešdami tau šlovę, tau garbę, nes vertas esi tu, Dieve. Gloria, gloria, ave in Gloria,
tavo vardas aukščiau visų vardų. Tavo vardas pašlovintas. Ir kaip mes giedam bažnyčią, tai tas vardas, jo vardas, tai būna mums ant lūpų tarsi medus. Jo vardas, tai būna toks saldus mums. Skelbdami jo šlovę. Skelbdami, kad jis yra tas, kuris išgelbėjo. Tu esi tas Viešpatie, kuris teiki viltį. Tu esi tas Dieve. Todėl mes skelbiam, išaukštintas esi tu. Pašlovintas esi tu. Tavo vardas Viešpatie. 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 O, tekyla gyrius tau. O, halleluja. Ateikime pas jį maldoje bažnyčiai, sugriaudami bet kokias sienas. Ateikime pas jį. O, ateikime pas jį tokie, kokie esame. Te sienos griūna jo vardu. Halleluja. O, ranasekete. Halleluja. O, halleluja. 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 O, mes aukštinam. Aleliuja. Viešpačiui šlovė per amžius, dabar ir per amžius. Amen. Galit prisėsti bažnyčią. Jau tie, kurie lankosi, žinot, kas dabar bus. O kas dabar bus? Kas atsakys?
Akis išūdė, kas dabar bus čia. Kas lanko, tas žino, gal kažkas pirmą kartą sužinos. Kai kuriuose bažnyčiose tiesiog pasako, dabar bus paaukojimo, tarnavimas vyks, galit prieiti, aukoti, kas kiek nori, kas širdį jaučia, raginimą ir daugiau nieko nebekalba. Kitose tai bažnyčiose daro. Niekas nieko nebešneka. Bet jeigu Jėzus kalbėjo, mes irgi reikėtų kalbėti. Amen. Ir iš Psalmių 49. Jeigu norite, galite atsiversti. Jeigu galite, jeigu reikia, tai reikia, pastorius sako. Jeigu turite Biblijas, Psalmių 49. Dovid, spėjot atsiversti nuo pirmos eilutės? Šiaip aš nuo antros pradedu ten skaityti. Dovydas sako, pasiklausykite visi žmonės, ką pasakysiu. Klausykitės visi pasaulio gyventojai, didžiūnai ir prastuoliai, turtuoliai ir vargšai. Žodžiai, kuriuos tariu, išmintingi. Mano širdies kalba kupina įžvalgos. Telksiuos į išminties posakį ir skambindamas arfą aiškinsiu jo myslę. Kodėl turėčiau bijoti vargo dienomis, kai mane apninka nedori priešai? Žmonės, kurie pasitikė savo turtais ir didžiuojasi savo lobių gausumu. Joks žmogus negali savęs atpirkti ar mokėti Dievui savo išpirkos. Žmogaus gyvasties kaina per aukšta. Ką jis galėtų mokėti, niekada nebūtų gana, kad sulaikytų jį nuo kapo ir leistų jam amžinai gyventi. Juk žmogus mato, kad miršta net išmintingieji, kaip ir kvaili bei nemokšas, palikdami kitiems savo turtus. Kapas amžini jų namai, buveinė per kartų kartas, nors savo vardu jie praminė šalis. Mirtingasis negali išlikti savo didybėje, jis panašus į nugaištantį gyvulį. Toks kelias tų, kurie išpuikė, galas tų, kurie patenkinti savo turtais. Tarsi avis jie gūžina į Šeolą, mirtis bus jų piemuo. Dorieji viešpataus jiems aušros metu, o jų išdidumas greitai pradings. Šešėlių pasaulis taps jų namais, bet mano gyvasi Dievas atpirks iš Šeolo nagų, nes jis teiks mane pasiimti. Nesijaudinkite, kas turtėja, jei jo turtai didėja, juk su savimi pasiimti negalės nieko, kai mirs. Jo turtai neis kartu su juo į kapą. Nors žmogus gyvas būdamas manytų esąs laimingas, nors ir būtų gyriamas, nes jiems sekasi, jis turi dėtis į būrį savo protėvių, kurie daugiau niekada nebematys šviesos. Mirtingasis nesupranta didybės, jis panašus į nugaištantį gyvulį. Rimtų žodžiai, amen, bažnyčia. Skaičiau visą šitą, ir galvoju, gal nereikia taip, gal visko neskaityti, čia taip jau, bet tai buvo Dievo žodis, amen. Ir pati, kaip pradžia Dovydas sako, viso pasaulio gyventojai, klausykitės. Dievas kalbėjo jam ir jis tai užrašė mums, amen. Ir tai, kas yra Dievo žodyje, tai yra labai rimta, labai svarbu išgirsti. Ir kur aš norėčiau nukreipti dar žvilgsnį, nuo 8 eilutės sako, joks žmogus negali savęs atpirkti ar mokėti Dievui savo išpirkos. Aš noriu, kad mes dar kartą suprastumėm, kad tie pinigai, kuriuos mes nešam, jie neprisidės prie tau kažkokio, sakykime, tu neišsigelbėsi savo sielos dėl to, kad tu atnešiai kažkokį pinigėlį. Mes žinom, kas mus išpirko. Ir tai jo vardas koks? Amen, brangieji. Jėzus sumokėjo, sako, didelę kainą už mus. Ir čia puikiai parašyta, sako, jis galėtų mokėti
ką jis galėtų mokėti, niekada nebūtų gana. Niekada. Įsivaizduojat, ant kiek jūs brangiai nupirkti Jėzaus auka, tuo tuščiu kryžiumi, tą pergalę, tą nuostabi malonę. Ir tikrai mes supraskim, kad o tą, ką mes čia darom, tai taip pat viešpaties buvo numatyta. Senojo testamento laikais žmonės nešdavo kitokį turtą, ką jie turėjo. Visą, ne? Javai kokie. Neždavo 10 dalį. Šį kartą pas mus mažai jau tų ūkininkų belikė. Mes ką turim, tai mūsų tie finansai, kurie ateina mūsų gyvenimus. Ir mes, kai tai darom, tiesiog tai viešpats gudriai sugalvoja. Tai yra galimybė kiekvieną kartą tikrinti savo širdį. Patikrinti savo širdį. Patikrinti savo širdį. Galimybė, nes viešpats tada žiūri į tavo širdį. Ar tu juo vėl ir toliau pasitikėsi juo? Gal tu šiandien mažiau turi, o gal šiandien turėsi daugiau? Rašte sako, jeigu ir tu pradėsi klestėti, neužmiršk viešpatės savo Dievo. Visokios situacijos mūsų gyvenime ateina ir jeigu mes į šitą kryptį kreipiam į finansinę, visokios būna dienos. Kartais mums jau reikia skaičiuoti centą prie cento, kad datraukti iki kažkokios dienos. O kartais žiūrim, kad lieka jau ir daugiau negu reikėjo. Ir tikrai, bet svarbiausia, kad mūsų širdis būtų viešpatie. Turėsiu mažiau, turėsiu daugiau. Viskas priklauso tau. Amen? Viskas ateina iš tavęs, viskas priklauso tau. Ir tikrai, kad ta būtų širdis ir gailestinga, kai matai, kažkam reikia padėti, kad tu pasiruošęs padėti. Jeigu tu turi daugiau ir matai, kažkas vargsta, jausti, kai viešpats ragina tave, klausyti ir paklūsti, tikrinti savo širdį, neprisirišti prie to. Nesako, vėlgi rašte yra parašyta, geisdami daugiau praturtėti, kas atsitiko. Papuola labai didelė pagunda. Kaip tik šią savaitę mačiau apie vieną šeimą, man labai brangi. Nesakysiu vardų, bet jie iškeliavo į kitą šalį su ta mintim, kad jie važiuoja tarnauti Dievui. Bet šiai dienai jie nei bažnyčios nebelanko. Ir jiem nieks ten nebetinka. Ir apie Dievų tarnavimą iš vis pamiršti jau, kaip ir galim sakyti. Bet jie turtingi, gyvena puikiuose namuose, gali sau leisti daug ką. Bet, brangieji, kaip mes galim Dieve apsaugok, ne, brangieji. Todėl turime labai budėti, saugoti savo širdį, sako, su visų stropumu saugokim savo širdis. Ne veltui Jėzus kalbėjo apie tai. Tai yra svarbu. Ir kaip tas jaunuolis pribėgęs prie Jėzaus, skaitom rašte. Aš sako, visko laikaus nuo jaunystės, nuo vaikystės. O Jėzus pažiūrėjo į širdį ir pamatė. Ką pamatė? Kad jo širdis prisirišusi prie finansų, prie pinigų, prie turto. Sako, parduok, ką turi. Ir kas jaunuolis nuliūdo, nes jis žinojo, kad yra problemėlė. Tai vat, brangieji, tokias vat mintis ir dar vakar, jeigu galim, pastariau piškitėsti, vakar teko būti apsėduose. Mirė jaunas žmogus, 52 metai, jaunas. Gyvenimas pats tas dabar, kaip sako, nuo 50 jaunas, jo 50-mečiai. Jūs esate jauni, tikrai pats gyvenimas, sako, prasideda. Vaikai užauginti, ne? Viskas kaip ir jau gerovės tos yra, visko yra, atrodo, ir gali tik gyventi, mėgautis. Bet rudenį vyras sužinojo, kad jis serga vėžiu ir ten jau paskutinė stadija kasos vėžys, po to jis peršoko į stuburą. Ir gavos taip, kad vakar buvo laidotuvės ir daug žmonių, gal neteko matyti tiek žmonių susirinkusių, labai daug buvo žmonių. Nu ir stovi ta dėžutė. Eina tos nuotraukos, kas liko artimiesiems. Nuotraukos to žmogaus prisiminti.
gal video išgirsti jo balsą, judesi kažkokį pamatyti jo daiktai liko. Ir žmogaus nebėra. Ir man ten žiūrinti, ir man tagi senovinė giesmė, laikas bėga taip skubiai, ką atneš tau nežinai, ryto žiedas nuostabus, vakare nuvytęs bus. Gyvenimas prabėga labai greitai. Mes visi tą matom ir visą tą žinom. Jis labai greitai prabėga. Ir svarbiausia išsaugoti savo širdį tyrą, tikinčią, šventą, pasitikinčią Viešpačiu. Nes tai bus tavo tikrasis turtas, tavo tikėjimas. Tavo tikėjimas, tu jį išsaugok, brangusis, brangioji. Nes ne veltui Jėzus pasakė savo žodį, aš ateisiu, aš greitai, aš jau ateinu. Bet ar aš rasiu dar tikėjimą šito žemė? Kas manim tiki? Kas manim pasitikės? Ar aš dar rasiu? Ir dar vieną, žiūrėjau tokį video, nerealiai galingas stebuklas ten buvo. Kaip žydas bandė su pastorium ginčytis ir sakyt, kad Jėzus yra Dievas, nelabai tikiu, sako. Negaliu pripažinti, kad Jėzus būtent, jis yra Dievas. Ir tuo metu ten vyko tarnavimas ir pradėjo mergina melstis žydiškai. Tai buvo kalbos dovana, žydų hebrajų kalba. Ji pradėjo melstis ir jis išpūtęs akis atsisuko į tą mergaitę ir klausos ir sako, jinai kalba, sako, hebrajiškai. Ir sako, pastorius sako, ir ką jinai sako? Sako, vis tą patį per tą patį vis kartuoja. Ir sako, ir ką jį kartuoja? Ir jinai sako, aš esu Dievas ir mano vardas yra Jėzus Kristus. Ir ten buvo toks, jam buvo, kaip sakyt, tai Dievas pasiruošęs visais būdais, kad tik atkreipti tavo dėmesį, kad išgelbėtų tave, nes jis brangiai sumokėjo už tave. Todėl brangiai saugokim savo širdis ir suprasim, kad viską, ką mes turim, iš Viešpaties, per Viešpatį, dėl Viešpaties ir iš jo. Jėzaus vardu mes to melžiam ir dėkojam, mes laiminam tos finansus, mes laiminam Viešpatie Dievę. Dėkojam už viską, kas ateina į mūsų gyvenimą ir kokios dienos beateitų. Dieve, šventoji dvasia, liesk mūsų širdis. Kalbėk mūsų širdims, mokink mūsų Viešpatie. Kaip žiūrėti visą tai? Viešpatie, iš tiesų, kad tai neimtų vietos mūsų širdį pirmąją vietą. Kad nepasikeistų požiūrį, nepasikeistų prioritetai, gyvenant šitą gyvenimą Viešpatie. Nes Dieve, tu aiškiai pasakėjai, Dieve, kad žmogaus dienos yra trumpos dienos, kad kaip žolė, kaip gėlė pražydo ir nuvyto. O Viešpatie, Dieve, mes dėkojam už gyvenimą, mes dėkojam už sveikatą, mes dėkojam už viską, kas atėjo mūsų gyvenimą ir ką turim ir kas dar ateis, Dieve. Bet Dieve, mes Viešpatie, stovim prieš tave čia ir dabar, Dieve. Jėzau, tavo kraujas te apvalo mūsų širdis. Jeigu jos buvo prisirišusios, jeigu jos tapo godžios, į Viešpatie atleisk mums, Viešpatie, atleisk Viešpatie. Ir padėk, Dieve, kad visada, Dieve, mūsų akis būtų nukreiptos į tave. Ir pasitikėtumėm tavim ir suprastumėm, kad viskas, kas yra šito žemė, kas yra mūsų gyvenime ir priklauso tau Viešpatie. Laiminam Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Galite atnešti, brangiai. Ir vaikai atbėkit iš karto, vaikučiai, galit vaikai greitai atbėkit. Ateikit čia, vaikučiai, gerai, ateikit, melsimės Samutė, gerai. Gerai, atsistojam, vaikučiai.
O mes pasimelsim, ateik Leonai, atbėk Leonai, Leonai, bėk čia, bėk čia. Atbėk Leonukai, ateik su mama, mamytė gali eiti, jeigu nu. Aha. Gerai, viskas gerai. Tvarko. Viskas gerai. Ką, šiandien turim vaikučių, bet dar taip pat ne visi. Melskimės gerai, brangi bažnyčia, ištieskim rankytės. Aleliuja, Dieve. Aleliuja, Jėzaus Kristaus vardu. Mes laiminam šios vaikus Viešpatie. Dieve, mes dėkojam Tau, kad jie yra Tavo namuose Viešpatie. Mes dėkojam Tau Viešpatie, kad jie atėjo šį rytą, kad jie yra sveiki Viešpatie, Dieve. Dieve, mes dėkojam Viešpatie už kiekvieną, kuris myli Tave, kuris nori klausytis apie Tave, Dieve. Mes laiminam jų protus, Viešpatie, te šiandien sužino daugiau apie Tave, te išmoksta daugiau apie Tave, Viešpatie, te pažįsta Tavo artumą, Tavo prisilietimą, Viešpatie, Dieve. Mes meldžiam už tos vaikus, kurių nėra, Viešpatie, ir prisilies prie tų, kurie serga, Viešpatie, Dieve, savo gydančią jėgą, išgydyk kiekvieną vaikelį, Viešpatie, meldžiam ir pasitikim Tavim, Tu mūsų geriausias gydytojas ir į Tave mūsų visos viltis, Viešpatie. Aleliuja, Dieve. Dieve, Tu daryk savo darbą jų širdyse, Dieve. Mes gal kartais nesuprantam, kas iš jų šauks, Dieve, bet Tu žinai, Dieve, kas jie bus, kuo jie bus, Viešpatie. Te būna Tavo planai jų gyvenime, Viešpatie. Skelbiam Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Labai stipru, Alina. Labai stipru. Jaučiasi evangelisto dovana. Jo, jaučiasi. Dar vieną liudijimą turim šiandieną. Estera, Estera ten, aš dabar galvoju, kažkur buvo, nebematau, jinai priklupus ir nebesimato. Estera nori dar taip pat irgi trumpai paliudyti, nes ji jau sugrįžta, antradienį išvažiuoja namo. Namo, tai yra Austrija, taip kad mes vėl neaišku, kada pamatysime ją, jinai čia pabuvo pakankamai ilgai, 3 savaitės, jo kažkur tai. Ir ateik Estera čia arčiau ir jinai nori dar trumpai paliudyti, nes Viešpats ragina ją tai daryti ir jeigu Viešpats ragina, reikia daryti, brangiai, tai yra labai svarbu. Prašau. Aš galėjau švęsti savo gimtadienį ir iš Viešpats panorėjau, kad suteikti man ryšlų, aišku kalbėjimą, nes, kaip savo visą laiką sakydavau, mano handicap. Iš viso gyvenimo, ką išgyvenus, aš niekada būdavo trūkčiai visą laiką kalbu ir kai šneku išsireiškia kažkaip reiškia ir žinau, kad Viešpats malonus ir suteiks man. Ir galėsiu pradėti tiek, kiek mintise turiu, tą aiškiai visiems papasakoti ir pasakyti. Šiandien bus pirmas pabandymas. Aš norėjau, kaip, kas jau čia buvo, girdėjau, kaip minėjau, kad prieš 15 metų pirmas syk atėjau, prispausta emocinių problemų, lūžiai. Ir finansiškai buvo, nes išvagė mašiną, neturėjau nei pinigų, nei nieko nebeturėjau, 3 mažas kūdikis, dar 2 nepilnamečiai, nežinau nei kur neikti, nei ką daryti ir paraginimą galvoti čia ir kad gausiu pagalbą. Tada Rūta pasimeldė, bažnyčia padėjo finansiškai, suteikė, kad galėčiau grįžti atgal į namus, nes ten jau tada visi prieimai prie banko, sąskaitas prie visko, čia nieko neturėjau. Tada kažkaip irgi buvo man keista, kai Rūta pasakė, kad, sako, meldėsi ir sako, Jėzau, ačiū Tau Viešpatie, kad atvedė Esteros kojas čia pas mus į bažnyčią. Tuo metu aš, sakau, nesupratau, kodėl jinai sako, kojas atvedė čia, atėjau pati atėjau, bet kažkaip kažkur
viešpats veikia, viešpats daro savo darbus. 5 metus lygiai, kovojau pati, stengiausi viską. Buvo labai sunkus, kaip sakant, išgyvenimas, esu užaugus kaip globotinė, su seneliais. Mano motina ir tėvas iki šiol jie neapsijėmė ir neapsijėmė dar tėviškų, kaip pasakyti, pareigų teisingai, nes mano mama turi jau 7 anūkus, bet jinai dar iki šiol negali būti net ir močiutė. Jau bus ir pronukė gaus, jau rudenį bus jau pronukės, jinai dar tam, nes paprasčiausiai taip gavos. Tuo buvau sužlugdyta, nes jinai visas agresijas, viską visą laiką išleisdavo manęs ir taip toliau. Ten daug visokių galiu papasakoti dalykų čia visas, bet prasmė tame, kad buvau tiek sužlugdyta, kad alkoholis buvo mano brolis. Vienintelis, kas galėjo man padėti. Aišku, ačiū Dievui, kad ne narkotinės medžiagos, bet tai irgi. Antras buvo, kad paauglystėje dar vartojau savo visą tas emocijas, paaugliai, kai buvau 14 metų, priėjimas buvo prie mėgdomų ir raminančių tablečių. Ir tada būdavo, kai ant tiek vis keldavo 4 gal vieną kartą, kitą kartą 5, kitą kartą 6, 7, 8, tam, kad nieko nejausti ir nieko nesupras, kas aplink mane dedas. Ir sakau, 5 metus, prieš 15 metų, dar 5 metus stengiausi pati kovoti, stengti su viskuo, kaip viską susitvarkyti, kad nes alkoholis nebūtų tas, nes 3 vaikai jau buvo. Meilę vaikam turėjau, aš nenorėjau būti kaip mama, aš norėjau kaip vaikus mylėti ir kovos ir nieko. Po 5 metų vėl atėjau, kaip visą laiką pas Rūta vėl meldėsi ir sako, mes savaitgalį vandens krikštą darom, tau reikėtų priimti Jėzų į širdį, pasikviesi ir į savo viešpačiu ir karalium. Tuo metu irgi nesupratau, ką reiškia, aš nesupratau, kas tai reiškia, ką man daryti reikės ir kas bus po to. Bet žinau, kad nes jau tikrai buvo viskas, jau nebebuvo kur eiti. Vienintelis variantas buvo, sakau, gerai sutinku. Ir dabar 10 metų jau praėjo nuo to. Šitas paskutinės 3 savaitės aš visą verkiau ir dabar verkiu ne dėl to, kad man liūdna, verkiu iš džiaugsmą, nes man pirmas į gyvenimą toks 3 savaitės tokios pilnatvės, visi darbai, ką tik įmiau, ką dariau, viskas tai produktyviai, viskas liko. Visi šnekėjimai, kalbos, ką šnekėjau, viskas, jokių aš 3 savaitės neradau nei vienos klaidelės per 10 metų. Per 10 metų jau su viešpats, su Dievo vardu. Kiekvienas iki būdavo sunku, kai sakiau, viskas nebegaliu, nebeiškentėsiu, nebesugavėsiu. Visą laiką atsiversdavau Davidą. Psalmės, kurias paragindavo ir duodavo vėl vilties. Naktis, kai būdavo, kai baimė suima, kai viskas įsijungdavo gesmes. Gesmes visas išgelbėdavo, visą šitą laiką praeiti. Ir dabar po 10 metų stovi čia pati ir galiu jau, kaip ne tik, kad blaiviai, ta prasme, ne tai, kad be alkoholio, bet blaiviai, be visų suvaržymų, be visokių. Čia stovėti ir prieš jūs ir su jumis laiką praleisti, džiaugtis ir dėkoti. Ir dėkoti viešpačiui Dievui, kad jis karalius, kad jis yra viešpats, kad jis yra tėvas mano širdį ir mano vaikam ir visur, kad galiu, nes galiu pasakyti tik tiek, kad 10 metų ir visos terapijos, visi specialistai, ilgamžiai specialistai, labai geri specialistai klausia, kaip tu išgyvenai? Kaip tu išgyvenai po tokių traumų, po tokių išgyvenimų, kaip tu dar esi dar čia ir dar tu stovi ir dar tu kalbi tai blaiviai. Ir tik tas galiu pasakyti, tik viešpats. Tėvą žodžiu, noriu paraginti visus, kurie dar nepriėmė. Čia yra be, kaip sakant, noriu pasakyti ir ką paskutinis žodis, ką iš... kodėl mes turim visokių gydymo priemonių yra pasaulyje. Galima visokiausių. Noriu pasakyti, kad visas iš tikrųjų tokius sužalojimus, kaip manote, galima tik su
su vaistais. Taip, visus 10 metų nei vieno vaisto neimu, nei vieno, nes aš pati apsisprendžiau, kad aš negaliu, aš noriu būti blaiviam protė, koks tas skausmas buvo, viskas išgyventi, neimu nei vieno, nes aš nenorėjau, bijojau, nenorėjau į psichiatriniai ligonis būti. Šiaip tai buvau iš tikrųjų, bet nenorėjau tuo, kad į tai pratesnės, žinau, kad yra labai didelį pavojinga ir labai irgi tas pats kaip narkotinės medžiagos. Lygiai tas pats. Ir tai nusprendžiau ir tik Dievo žodis, tik paraginimai ir pažadai, viešpats pažadai, kurie Biblijoje yra, kur paragina, bus viskas gerai, bus viskas gerai. Aš su tavim, aš kiekvieną dieną su tavim, aš visus tavo priešus nuraminsiu, aš esu su tavim. Ir kai norėjau dar vieną paskutinį, aš atsiverčiau lietuviškai Naują testamentą irgi, pabandysim paskaityti. Donatas, gal man priminsi? Taip, ačiū labai. Čia visiems pasimti su savim šitą žodį, tai reiškia Mato 11, 20 paskaitis. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs. Atsiprašau labai. Imkite ant savęs mano junką ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą, nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Čia viską viešpats pats pasakė savo žodžiais, kur 10 metų mane lydėjo ir vedė ir be vaistų, be jokių. Ačiū Dievui. Ačiū Jums visiems. Jo, Dievas stebuklų Dievas. Amen. Amen. Tai mes tikrai girdėjom daug svarbių dalykų. Aš dabar sėdžiu ir galvoju, kaip man čia išlaviruoti iš visų iš tų liudijimų, iš tų pasidalinimų. Jo, tai, ką aš šiandien paruošiau ir aš tikrai noriu raginti, brangieji. Tikrai tai yra be galo svarbu ir aš džiaugiuosi, kad Dievas būtent kalba vienaip ar kitaip į mūsų širdis. Ir jeigu mes pasitikime viešpačiu, viešpats jis visada eis šalia ir padės. Dažnai mes sakome žodžiais, be savo širdyje atstumėm ir nenorim leisti Dievui padėti. Bandome patys, kaip mes girdėjome, Estera sako, 5 metus bandžiau pati susitvarkyti visus šitos reikalus, bet mes puikiai žinome, kad kitą kartą reikia tiesiog pakelti rankas ir pasakyti viešpatie, ateik į mano gyvenimą, tu daryk, tai yra labai svarbu. Mes žmonės esam taip sukurti ir įsivaizduojame, nes, žinot, tas pasaulis, visas tas žmogiškas išdidumas, tos ambicijos, tas iškrypimas, jis priverčia galvoti, kad mes patys galim viską sutvarkyti. Taip, mes galim galbūt kažką tai sutvarkyti, bet kaip mes jau ir girdėjom, vis tiek, kad ir kaip mes bandytume viską pakeisti, išgelbėjimas ir atpirkimas ateina iš viešpaties. Viešpats mus atpirko, viešpats mus gelbsti, viešpats mus tiesiog keičia. Ir tai, ką kalbėjo Lina, tai, ką kalbėjo Estera, šiandieną tai yra tik tai dar viena galimybė apmastyti ir suvokti, kad viskas yra Dievo rankose. Viskas yra Dievo rankose. Kad ir kaip tu galvotum ir sakytum, aš galiu,
žinot, tai yra tokia žmogiškos ambicijos, kurias bando atstumti ir neduoti Dievo įsikišti į mūsų gyvenimus. Aš manau, kad aš pabandysiu labai trumpai pasidalinti tai, ką Viešpats įdėjo į mano širdį, tai, ką aš jau tikrai jau ilgą laiką mąsčiau ir galvoju. Ir, žinau, tikrai, kaip ir Alina sakė, jinai buvo laidotuvės, mes irgi šį savaitgalį irgi turėjom laidotuvės ir yra gerų pavyzdžių, yra tokių blogesnių pavyzdžių ir irgi mes dalyvavome žmogaus laidotuvėse, kuris visiškai sudužo, mes džiaugiamės, kad jis bent jau bandė ateiti į bažnyčią, jis buvo atėjo vieną kartą, bet tas, žinot, mes ilgai mąstėme, galvojame, netgi gal kažkokia tai prasme, netgi kažkaip tai jau toksai ir šiek tiek ir save kaltinome, bet esmė mes puikiai suprantam, kad jeigu tu negali priversti žmogų pasikeisti, jeigu žmogus pats nenusprendžia to daryti. Todėl ir Dievas jis yra toks, kad jis per prievartą nesibruks į tavo gyvenimą, jis laukia tavo sprendimo. Jam reikia tavo apsisprendimo. Ir daug žmonių išeina, kaip sako žmonės, anapilin, taip ir nepadarė to sprendimo. Ir tikrai, kai žmogus praranda bet kokią gyvenimo prasmę ir bando nugesinti, nuskandinti alkoholyje, dar kažkokiuose vaistuose ar dar kažkokiuose nusiraminimuose, be abejo, mes žinome, kad tai niekuomet neišgelbė žmogaus. Niekuomet neišgydė žmogaus. Tai bet Viešpats šiandien Viešpats nori kalbėti mūsų širdis ir leisti, kad mes tikrai suvoktume ir suprastume, kad mes šiandieną tie, kurie esame pasilikę, mes šiandieną kiekvienas, kurie gyvename, turime apmastyti ir labai blaiviai pažiūrėti. Man, sakau, visada patinka ta eilutė, kurią aš dažnai dalinuosi per laidotuvės, tai kad tikrai 90 psalmėj, berods yra užrašyta, kad ten psalmistas sako, išmokyk mane skaičiuoti savo dienas. Kad įgytume išmintingą širdį, kad išmoktume skaičiuoti dienas. Tai reiškia branginti tas dienas. Dievas duoda mums kiekvieną dieną kaip malonės dovaną. Įsivaizduokit, mes pabundam, tu pabudai ryte ir tu supranti, kad Dievas davė tau tą malonės dieną. Jis padovanojo tau. Ir ką tu su ją darysi šiandieną? Ar tu ją vėl iššvaistysi, ar tu vis dėlto susikoncentruosi, nukreipsi savo dėmesį į tą dieną, į tą laiką, į tą visą. Ir tas toksai momentas, tai ką aš ir ką tik pasakiau, kaip mes susikoncentruosime, ar mes būsime atidūs tam, ką Dievas yra mums paruošęs. Ir aš tikrai šiandieną noriu pasidalinti apie tą tokį susikoncentravimą, dėmesingumą. Nes tai, kas dažniausiai mus, sakykime, išblaško arba tiesiog įveda į aklavietę, į tai, kad mes nesusikoncentruojame. Mes nežiūrime rimtai į kažką tai. Žinot, būna toks, ypatingai kaip pas mus, būna pranešimų laikas. Atsistoja Vaidas ir Vaidas sako vieną sekmadienį, antrą sekmadienį ir ateina laikas kažkokiam tai ten, sakykime, kažkas, tai kas tai bebūt, kad ir talka. Kiek iš jūsų tikrai žinojate, kad šį šeštadienį yra talka? Žinojat, girdėjot.
Bet žinau, kad ne visi buvot. Aš tikrai labai dėkingas kiekvienam iš jūsų, kas atėjote. Galėčiau bandyti išvardinti vardais, bet aš nemanau, kad tai yra šiandien prasminga. Bet esmė yra ta, kad kitą kartą tu nesusikoncentruoji į tai, kas buvo sakoma, nes tu kažkur tai su kažkuo gal kalbėjai, galbūt kažkokie tai rūpesčiai tave užgožia, tu kažkokią akimirką galvoji, o aš ten pavyzdžiui, ką ten, orkaitę išjungiau ar neišjungiau, ar lygintuvą išjungiau, žinot, tu nesusikonstruoji ir tu praleidi kažkokią tai mintį, praleidi kažkokį tai tam tikrą, sakykime, svarbų pranešimą, svarbų dalyką ir tu taip praleidęs, tu automatiškai pametei. Tu pametei. Ir tu netėjai, arba tu nesudalyvavai, tu nepaskambinai jo, nes paskui tau sako, bet taigi aš tau sakiau ir tu toksai, sakei, jo, būna tokį gyvenime, kažkur kažką praleidome. Ir šiandieną Dievo žodis apie tai irgi nori labai aiškiai pasakyti, kad mes susikoncentruotume, netgi tas paprastas dalykas kartais norisi sakyti, tiesiog kiekvienam žmogui susikoncentruokime, gyvenimas neduotas, ta prasme, kad mes amžinai gyvensim. Mes puikiai matome, kiekvieną dieną pravažiuoja katafalkas, jo pravažiuoja, tu supranti, kad mirštame, kad žmonės negyvenam amžinai. Ir toks susikoncentruokime į visą tą tikslą, susikoncentruokime, būkime atidūs į tai, kas yra svarbiausia. Ir man labai patiko Alina šiandien, kai tai, ką dalinosi, jo, kad mes turime susikoncentruoti į svarbiausius dalykus gyvenime. Visa kita, tai, žinot, mes ir dirbsim, ir užsidirbsim, ir turėsim, bet kaip su tavo širdimi, kaip su tavo siela, kaip su tavo sąžinė, kaip su visais kitais dalykais. Čia yra esminis dalykas. Nes mes anksčiau ir vėliau, mes kaip ir Dievo žodis sako, mes atsistosime prieš viešpatį teismui. Ką nuveikėme gero ir ką nuveikėme blogo, jo, kaip ir. Bet esmė yra ta, kad ne pagal darbus Dievas mus skirstys. Bet ar mes šiandieną susikoncentravome į pagrindinį tikslą? Iš ko ateina gyvenimas? Kas duoda gyvenimą? Kas jį atpirko? Kas sumokėjo kainą? Dėl ko Jėzus atėjo į šitą žemę? Kodėl jis taip beviltiškai, atrodo, atidavė savo gyvenimą už žmoniją, kuri šiandieną visiškai atmeta jo bet kokį atpirkimą. Ir tas susikoncentravimas. Ir, žinot, Hebrajams laiškas. Nagi, kas atsinešėm šventuosius raštus, pakelkim į viršų, pasiskolinkit jo, tai yra labai svarbu. Tegul tas sakoma, tegul žodis, Dievo žodis neatsitraukia nuo mūsų širdies, nuo mūsų gyvenimo. Nei dieną, nei naktį. Hebrajams 2 skyrius. Hebrajams 2 skyriuje, kitaip gali būti pavadinta dar žydams, autorius sako, 2 skyriui 1 eilutė. Sako, todėl mes turime kuo rūpestingiau apmastyti, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Kitame vertime yra toksai truputėlį man patogesnis vertimas. Sako, todėl mes turime kuo
Todėl turime būti labai dėmesingi tam. Dėmesingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Ir jeigu mes skaitytume pirmą skyrių, autorius jis ten vardyja vis daugelį vietų iš Senojo testamento, kur yra aprašoma apie Jėzų Kristų. Apie jo auką, nes jau daug tūkstančių metų atgal jau kalbėjo apie Jėzų Kristų ir autorius, jis kaip ir rašydama šitą laišką, jis duoda suprasti, kad būtent, kad Jėzus tai yra visatos valdovas. Jis taip netgi ten įrašo, namų darbų, pareikit ir pasiskaitykit visą pirmą skyrių. Ir jis viską valdo. Jis atėjo, jis atpirko ir viskas paklota po jo kojomis, sako. Ir tokiu būdu autorius, jis pradėdamas antrą skyrių, duoda kiekvienam iš mūsų suvokti. Sako, todėl turime būti labai dėmesingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Ir man tas toks įdomus sakinys. Sako, kad nepraplauktume pro šalį. Žinot, mes kartais labai dažnai praplaukiam pro šalį. Tiesiog kažkokiuose tai įvykiuose, kai būname nedėmesingi, jo. Pamenu, mes jau keletą kartų čia su tom baidarėm, kaip anksčiau plaukdavom, jo. Ir visada žinodavom, kad ten yra tokia užsisukti reikia. Ir jeigu tu būsi nedėmesingas, tu gali praplaukti ir tada tu neaišku, kur tada sustosi ir kur tau reikės tą baidarę nešti, jo. Todėl tu labai greitai gali praplaukti, jeigu ten, žinot, ir klodamas kalbėsi, sakai, ten mes, čia, žinau, susikalbėsi. Reiškia, vis tiek viena akim tu turi būti susikoncentravęs, kad nepraplaukta stotelė, nes paskui neaišku, kur be sustosi. Sako, kad nepraplauktum pro šalį. Ir autoris tai būtent ir sako, tai yra, kad mes būtume dėmesingi. Dėmesingi žodžiui. Dėmesingi tai, ką Dievas šiandieną kalba į mūsų gyvenimus. Kad gyvenimas tai nėra toksai, žinote, laiko praleidimas. Mes čia gyvenam, čia taip kaip ir gyvenam, ir gyvenam. Mes gyvenam, bet kažkas tą gyvenimą davė. Kažkas tą gyvenimą duoda. Kažkas tą gyvenimą tiesiog duoda ir pasiima. Ir tu supranti, kad tu negali nei pridėti, nei sumokėti, nei dar kažkokiais tai būdais kažkiek tai savo ūgio pridėti, jo kaip šventajame rašte yra. Sako, kas iš jūsų galėtumėt nors kiek. Tiek, kiek viešpats duoda, tiek ir yra, jo. Tu kabėk nekabėjęs ant to turniko, tai ilgesnis nepasidarysi. Ir tu supranti, kad viskas yra iš viešpatės. Ir todėl viešpats ragina, sako, būkime dėmesingi. Ir tai yra labai svarbu šiandieną ir mūsų asmeninėme gyvenime, krikščioniškame gyvenime, kad mes būtume dėmesingi. Žinote, piktasis, kitaip sakant, velnias, jis visada nori nukreipti mūsų dėmesį. Jis visada stengsis nukreipti mūsų dėmesį į vairiausią gerbūvį, šeimą, į kažkokį tai, žinote, dar kažkokius tai ten karjeros laiptai ar kažkokie dar draugų įtaka. Piktasis visada norės nukreipti mūsų dėmesį. Ir galiu pasakyti, kad kartais jam labai gerai sekasi, nes mes būname nesusikoncentravę. Mes būname nedėmesingi. Mes bėgame, lekiame, siekiame, bandome kažkiek tai ten užkariauto pasaulio, jo, kaip ir sako tam filmukė, jo, ką mes šiandien darysime. Jo, bandysim užkariauti pasaulį, jo.
Ir šiandieną žiūri į žmonės ir toks jausmas, kad visi nori užkariauti tą pasaulį. Visi norim kažko tai tokio super, kažkaip tai va čia va. Aš nesakau, tai yra gerai siekti tikslo kažkokio tai savo gyvenime. Bet pamenat, aš praeitą sekmadienį sakiau, kad... Ką aš sakiau praeitą sekmadienį? O, greitai, kas man pasakys? Nežiūrėdami, bent jau konspektą pažiūrėkit. Neprisimeni, Vaidai? Jūs rimtai? Kas Ciesoriui? Tas Ciesoriui. Kas Dievui? Tas Dievui. Mes puikiai suprantame, kad yra, Jėzus aiškiai pasakė, parodykit man monetą, jo? Ant monetos koks atvaizdas? Ciesoriaus. Tai gerai, tai kas Ciesoriui, atiduokit Ciesoriui. O kas Dievui, atiduokit Dievui. Aš suprantu, kad mes šiandien turim turėti gyvenime tikslus, turime turėti kažkokius tai siekius, bet mes turime aiškiai suprasti, kad mes turime taip pat budėti ir suprasti, kad nesumaišytume šitų principų. Tai, kas priklauso Dievui, mes bandome atiduoti Ciesoriui. O tai, kas Ciesoriui priklauso, mes kišame Dievui. Ir sakome, taigi čia tau, Dieve, nesvarbu, aš nebuvau bažnyčiai 2 mėnesius, bet aš užsidirbau, imk, sumokėsiu tau. Dievas sako, ne, palauk, mano žemė, mano turtai, man nereikia jų, kaip mes skaitėme, Alina sakė, kad ir kiek mokėsi, tau neišeis sumokėti šitos kainos. Todėl būdami dėmesingi, mes turime suprasti, kad velnias visada bandys sakyti, palauk, taigi tu tavo šeima, taigi tu rūpinkis tik tai apie... Aš suprantu, kad reikia rūpintis, bet esmė yra ta, kad tu supranti, kad tu turi būti dėmesingas tiems dalykams. Ir žinot, man labai patiko vienas toks momentas, žinot, vienas pastoris sako, žinot tą vietą, kur sako vienas iš tų sekėjų Jėzaus, sako, Jėzau, aš seksiu tavim, bet leisk man eiti ir tėvą palaidoti. Ir Jėzus ką pasakė? No. Kaip sakant, nenukrypk. Ir atrodo, tu perskaitai ir galvoji, palauk, čia taip žiauru. Čia taip žiauru atrodo, jo? Kaip čia dabar? Jėzus neleidžia net tėvo palaidoti. Ir atrodo, tai neteisinga, jo? Neteisinga. Visi bijo, saky, jo, neteisinga. Ir aš sakau, neteisinga. Bet tu supranti, kad Jėzus tai užrašė ir tu nesigilini į tai, kad ten dabar, kaip čia dabar taip Jėzus pasakė. Tu tiesiog stengiasi suprasti ir tu įsigilini ir toliau bandai įsigilinti Dievo žodį. Ir žinot, vienas iš tokių, aš manau, gražiausių, aiškiausių pavyzdžių, kaip galim praplaukti pro šalį, tai yra Jėzaus mokiniai. Jėzaus mokiniai konkrečiai praplaukė pro šalį. Jie taip praplaukė nuo pat pirmos dienos, kai Jėzus juos pašaukė eiti kartu su jais. Jie ėjo, jie girdėjo, ką Jėzus kalbėjo. Jie sako, aš va čia ateis diena, tiesiog mane suims, nukryžiuos, kaip sakant, užmuš ir paniekins, pažemins ir taip toliau. Ir jis visą tai kalbėjo ištisai. Ir ką, mokiniai? Mokiniai sako, jo, taip. Klausyk, Petrai, ten, kaip su tais ministrais, man ten
vis dėlto bus ten, aš finansų ministras norėčiau būti, Judas sako, aš norėčiau būti, Jėzau, tave suims, tave ten nukryžiuos, bet žiūrėkit, o jeigu mes dabar, kai čia mes užimsim visą jau ten, kaip paimsim valdžią, kur mes ofisus darysim, kur mes ten, kur bus mūsų parlamentas, aš kalbu, tie, kas mes suprantame šventąjį raštą, skaitome, mokiniai suprato, kad bus sukilimas, kad bus nuversta Romos imperijos valdžia ir jie bus tie ministrai. Jėzus bus prezidentas, be abejo. Ir jie taip konkrečiai praplaukia ir paskui vienu momentu Jėzus suimamas, Jėzus pažeminamas, Jėzus apspjaudamas, sužalojamas, tiesiog sumušamas ir kulminacija prikalamas prie kryžiaus. Ir visi mokiniai išsilakstė visas 4 pusės, nebereikėjo nei ministro portfelių, nieko. Ir po to jie sėdi, pasimetę. Aš taip labai taip padrikai dabar taip išskirstau tas mintis. Ir jie praplaukė pro šalį. Kodėl? Nes jie buvo nesusikoncentravę į tai, ką Jėzus kalbėjo jiems. Pamenat, netgi prieš pat suėmimą Jėzaus, jis pasiėmė 3 savo mokinius, jie nuėjo ant kalno ir sako, melskitės, nes ateina valanda. Ir ką jie darė? Labai paprastas pavyzdys šiandieną kiekvienam iš mūsų. Sako, susikoncentruokite, būkite dėmesingi tam, ką skaitote, tai, ką girdite, tai, kas vyksta. Būkite dėmesingi, susikoncentruokit, nes kad nepraplauktume pro šalį. Ir ačiū Dievui. Aš manau, kad Jėzus žinojo visą tą procesą ir jis tiesiog padėjo jiems reabilituotis visiems mokiniams, Ir aš manau, kad visada tas toksai, žinot, kai tu neišlaikai egzamino vairavimo, tu turi vėl iš naujo laikyti, Gerai, kad dar yra ta galimybė dar kartą naujai važiuoti ir laikyti. Ir jeigu tu esi nedėmesingas, kai mūsų Dovydas, sako, neišlaikiau, o kas buvo? Tai kad kažkaip pravažiavau, sako, aš nelabai ir girdėjau, kad tas šviesaforas, pervažos mirksėjo, ten signalas buvo. Antiek nebuvo dėmesingas, kažkur į kitką buvo susikoncentravęs, kad pamiršo sustoti prie pervažos, kur jau degė raudonas mirgėjo, žinot. Ir aš įsivaizduoju to instruktorius taip. Pravažiuoja taip Dovydas, pyp, tie skambučiai, žinot, dar šlaubambas neprasidėjo. Brangiai, Dievas geras, aš suprantu, jis duoda galimybę laikyti egzaminą iš naujo. Bet kartais mes praplaukdami pro šalį, mums sudėtinga yra sugrąžinti tai, kas turėjo būti. Mes daug ką pametam, mes daug ką prarandam. Prarandam žmonių pasitikėjimus, prarandam galbūt kažkokius tai kitus dalykus. Ir kartais mes norėtume sugrąžinti tą laiką, norėtume atplaukti atgal, bet nebegalim. Nes jau praplaukėm pro šalį. Ir aš todėl noriu šiandieną raginti kiekvieną iš mūsų, kad mes susikoncentruotume, apie ką mes kalbame. Mes nuo pat naujų metų jau gvildenam tas pačias temas. Daugmaž visur judame ten pat, kad mums reikia šiandieną sugriauti tos tvirtovės, mums reikia nusiimti tos apsunkinimus, mums reikia patraukti nuo savęs visą tai, kas mums apsunkina, eiti į priekį.
išsilaisvinti iš tam tikrų dalykų, kurie šiandieną stabdo mus dvasinėje sferoje. Ir tai yra labai svarbu, kad mes šiandieną nebūtume tie, žinot, kaip kartais būna, mes sėdime ir galvojame, o tai ką dabar čia, ką naujo mums šiandien pasakys. Nieko naujo, brangieji, viskas. Dievo žodis jau 2000 metų toks pat. 6000 metų, galim sakyti, toks pat. Su visų Senuoju testamentu. Brangieji, niekas nesikeitė, Dievas yra toks pat, jis yra toks pat galingas, jis nori kalbėti mūsų širdis, bet ar mes šiandieną esame dėmesingi gyvenimui, Dievo žodžiui, tai, kad Dievas kalba šiandieną. Susikoncentruokime į tai. Tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Žinot, būna sportininkai, kurie siekia savo tikslo, jie visada, žinote, nesiblaškys kažkur tai ieškodami kažkokiu tai dar reikalų. Jie susikoncentruoja į tą savo, ten sakykime, ar tai būtų plaukimas, ar tai būtų bėgimas, ar tai ką. Jie į tai susikoncentruoja. Ir mes turime šiandieną kaip Dievo tauta susikoncentruoti į Dievo žodį, susikoncentruoti į tai, ką Dievas nori kalbėti mums. Todėl nežiūrėkim, nebūkim tie, žinot, kai galvojame, ar čia teisingai ką pasakė, ar neteisingai kažką pasakė. Žinot, mes kartais tokie atsisėdam, kaip jau tokie, čia biški ne tai buvo pasakyti. Nesvarbu, tu girdėk, ką Viešpaties žodis kalba tau. Tai yra svarbiausia, susikoncentruokim tiesiog į Dievo žodį. Ir yra dar keletą eilučių greitai, aš perskaitysiu ir mes melsimės psalmės. Psalmės, mes vėl sugrįžtam į psalmės ir čia yra, aš bandžiau netgi, žiūrėjau keletą vertimų, jo tokių įdomiai yra tokie vertimai, psalmės 28:5. Čia mano lietuviškoje ir anoje lietuviškoje yra taip nelabai, sakykime, aiškiai parašyta, bet kadangi jie nepaiso Viešpaties veiksmų, nei jo rankų darbo, jis sužlugdys juos ir daugiau nebeatkurs. Čia toks vertimas yra. Rusų kalboj parašyta yra, kad būtent tavo pirma dalis, kad sako, kadangi jie nebuvo Viešpaties, nepaiso Viešpaties veiksmų, sako, ten nebuvo atidūs Viešpačiui. O anglų vertime, tai iš viso parašyta, sako, jie atsiribojo protu. Žinot, tai mes suprantam, kad tai yra viena ta pati mintis, bet tas skirtingi pasakė, sako, jie atsiribojo protu, jie nebuvo dėmesingi tai, ką Viešpats darė, tai, ką Viešpats kalbėjo, tai, ką Viešpats tiesiog rodė, jie nebuvo, sako, todėl Viešpats, sako, jis sužlugdys juos ir daugiau nebeatkurs. Toks kaip ir grasinimas, jeigu mes nebūsim susikoncentravę. Patarlių 7, 24. Ir čia pasakyta, sako, tad vaikai, patarlių 7, čia Senasis testamentas, Naujajame testamente nerasit šitų knygų. Čia sakoma, tad vaikai, klausykitės manęs ir dėkitės į širdį mano žodžius. Ir mūsų kitam vertime yra klausykitės, kitą vertimą. Mano vaikai, klausykitės, būkite dėmesingi mano žodžiams. Reiškia, vėlgi
vėlgi yra kalbama, sako, būkit dėmesingi tiem žodžiams. Ir aš noriu tiesiog aiškiai pasakyti, kad mes suvoktume, kad mes suprastume, kad Dievo žodis, mes puikiai suprantame, šventasis raštas. Šiandieną šimtai kartų yra išgelbėti. Įsivaizduokit, to rašto nebūtų. Nebūtų kažkas susikoncentravęs į tai. Sakyt, koks skirtumas. Mozė sakytų, ką ten rašyti, svarbu Dievas įvedė į tą pažadėtąją žemę. Jis atvedė, mes ją matom, jinai per upę yra. Ką man ten ką rašyti, tą Senąjį testamentą? Nebūtų jis susikoncentravęs į tai. Ir mes neturėtume Senąjį testamentą. Mokiniai, pranašai, netgi vienoj, beros Habakuko yra pasakyta, Dievas sako pranašui, sėsk ir užrašyk. Suprantat, jeigu nebūtų dėmesingi, jie sakytų, tai tu pasakyk, mes perduosim tautai. Nebūtų šito šventojo rašto. Įsivaizduokit, kažkas tai nebūtų susikoncentravę į tai ir nebūtų užrašę šitų laiškų ir jų gyvenime niekas nebūtų radęs. Jų niekas nebūtų perskaitęs. Ir tūkstančiai kartų būtų išmirę. Net mūsų gal čia nebūtų kai kurių. Nes būtent užrašytas žodis pakeitė daugelį žmonių gyvenimus. Kaip mes šiandien girdėjome Esterą. Jis sakė, aš skaičiau šventąjį raštą. Man nebereikėjo vaistų. Vaistai yra čia. Šventasis raštas. Dievo žodis, kuris šiandien skelbia, kad nieko nėra didingesnio, nieko nėra galingesnio. Jeigu tu priimsi tikėjimu šitą raštą, Dievas padarys stebuklą. Tai nestebuklų, tai nėra tokia, žinote, burtų lazdelė, kurią mes galim žongliruoti. Tai yra šventas raštas, kuris priimamas tikėjimu. Kad ir, žinot, atrodo, kažkaip tai tu galvoji, taip kvailai kažkas tai čia užrašyta, gali pakeisti mano gyvenimą. Šiandien yra tūkstančiai liudijimų žmonių, kurie skelbia, kad šventas raštas keičia žmonių gyvenimus. Susikoncentruokim, būkim dėmesingi, ką jis sako, ką jis kalba šiandieną mums. Dar pabaigai aš patarlių 8. Man patiko, aš taip pat toliau skaičiau nuo 7 skyriaus, perskaičiau 24 eilutę, kuri būtent kalbama. Ir po to čia sakoma yra 8 patarlių skyriuje nuo 10 eilutės. Sako, priimkite mano pamokymą, užuot ėmę sidabrą, ir pažinimą, užuot ėmę gryną auksą. Juk išmintis vertingesnė už brangakmenius ir jokie turtai negali ją lygintis. Brangieji, Dievo žodis šiandieną yra ta išmintis. Dievo žodis, susikoncentruokim, būkim atidus, ką Dievas nori kalbėti mums, ką Dievas nori atverti mums. Ir tikrai mes šiandien žinome, kad tas užrašytas žodis šiandieną teikia mums gyvenimą. Visas šiandieną, visas gyvenimas, visas pasaulis yra paremtas Dievo žodžiu. Visi pagrindai prasidėjo čia.
Taip, šiandieną yra daug tamsos. Bet viskas prasidėjo nuo čia. Todėl sugrįžti reikia prie to žodžio. Ir tamsa įsisklaidytų. Bet niekas nenori grįžti. Nes velnias apgauna, velnias nukreipia mūsų dėmesį. Mes susikoncentruojame į visai kitus dalykus. Ir todėl, sako, yra tokia viena eilutė, sako, ir daugelio tikėjimo laivas, ką daro? Sudužo. O sudužo kodėl? Todėl, kad praplaukė pro šalį. Brangiai, nepraplaukim pro šalį. Supraskim, kad mūsų gyvenimas turi tikslą. Dėl mūsų gyvenimo yra pralietas šventas Jėzaus kraujas. Kad šventas Jėzaus kraujas yra šiandieną kaip atpirkimas kiekvienam iš mūsų. Kad mes išmintingai skaičiuotume savo dienas. Kad mes išmintingai skaičiuotume savo dienas. Mes jų turim šiandien pakankamai daug jau, bet ar mes jas išmintingai naudojam savo gyvenime? Tai kiekvienam iš mūsų klausimas, į kurį mes tik patys galim atsakyti. Ar tu šiandieną naudoji išmintingai savo dienas? Amen. Mes galim brangiai pakilti visi ant savo kojų. Aš tikiu, kad Dievas šiandieną tikrai nori kalbėti kiekvieno mūsų širdis. Ir mano pirmas tikslas yra tai, kad tai, ką šiandien kalbėjau, tai, ką Dievas įdėjo į mano širdį, aš suprantu, kad mes visi turim susikoncentruoti, būti atidus. Būti atidus Dievo žodžiui. Ir antras svarbus dalykas, šiandieną aš noriu paklausti kiekvieno iš jūsų, ar jūsų gyvenimas yra atiduotas į Dievo rankas. Ar jūsų gyvenimas šiandieną yra tiesiog paruoštas dėl jo. Ar tu šiandieną, jeigu taip mes sakykime, šiandieną, jeigu tai būtų paskutinė diena tavo gyvenime, ar tu šiandieną garantuotas, kur tu praleisi amžinybę? Tai klausimas kiekvienam iš mūsų, ar tu gali lankyti bažnyčią, bet būti labai pasimetusiu šitame klausime, galvodamas, ar aš tikrai praleisiu su Jėzumi amžinybę. Mes žinome, kad yra du keliai. Kai kurie bando priversti žmonės patikėti, kad yra vidurinis kelias. Tokio Biblijoje apskritai neegzistuoja. Yra tik du keliai. Arba dangus, arba pragaras. Ir šiandieną tau kiekvienam iš mūsų klausimas. Kaip tu galvoji, jeigu tau būtų šiandien paskutinė diena, kur tu būtum? Kur tu būtum? Tu gali sakyti, aš netikiu, man nesvarbu, aš esu girdėjęs įvairiausių minčių, mes galime savo sakyti viską. Mes galime, kai kurie žmonės įsigudrina į šitą klausimą atsakyti, man bus gerai pragare. Deja, mes kalbam ir nežinome, ką sakome. Nes taip kaip apibūdintas yra pragaras Dievo žodyje, o kuris tik tai vienintelis gali tai padaryti ir apibūdinti, tai ten nėra labai gerai. Todėl šiandieną kiekvienam iš mūsų klausimas, ar mes šiandieną atidavę esam savo gyvenimo pilnai į viešpaties rankas. Ar viešpats yra mūsų gelbėtojas.
Ar mes tikime jo kryžiumi, jo auka, jo kraujo praleijimu ir jo prisikėlimu? Tai yra mums kiekvienam, kiekvieną dieną klausimas. Ar aš tikiu? Ar aš tikiu Jėzaus Kristaus auka? Todėl aš noriu tiesiog kviesti visus dabar, kad mes užmertume akis ir giliai savo širdyje pagalvotume tai. Ir jeigu tu neturi jokio atsakymo, aš noriu tiesiog, kad mes šiandieną žengtume žingsnį ir atiduotume savo širdį į Dievo rankas, melsdami trumpą maldą. Ir aš noriu tiesiog, kad jeigu tu nesi tikras, nesi apsisprendęs ir tu šiandieną abejoji, tiesiog šiandieną yra ta diena, melskimės. Aš melsiuos ir tu gali kartoti kartu šitą maldą, paprasta, trumpa malda. Brangus dangiškasis Dieve, aš dėkoju tau už Jėzų Kristų, kad jis atėjo į šitą žemę, paėmė mano nuodėmes ir nunešė ant kryžiaus. Ir mirė ant kryžiaus už mane. Ir 3 dieną prisikėlė. Aš dėkoju tau, Jėzau. Padėk man tikėti tavimi. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dieve, aš dėkoju tau už kiekvieną esantį čia žmogų. Dieve, kalbėk į kiekvieno širdį, kalbėk į kiekvieno gyvenimą. Duok mums, Dieve, būti dėmesingais tai, ką tu kalbi ir tai, ką tu darai mūsų gyvenimuose. Kad mes, Dieve, nepraplauktume pro šalį, kad mes susikoncentruotume į kiekvieną tavo malonės dieną, į kiekvieną tavo malonės ir meilės dieną, kurią tu mums dovanoji, kad mes gyventume ne savo, bet tavo šlovė ir tavo garbė, Viešpatie. Nes tu pasakėjai, kad visų pirma ieškotume tavo karalystės ir tavo teisumą, o visą kitą tu pridėsi, Viešpatie. Šiandieną mes esame palaiminti, mes aprengti, mes šiandieną turime namus, mes šiandieną turime maisto, mes šiandieną esame palaiminti, bet Dieve, pagrindinis tikslas esi tu, Jėzau. Tu, Viešpatie, tu esi mūsų gelbėtojas. Todėl mūsų širdis priklauso tau, mūsų turtai, mūsų gyvenimai, visa tai, kom tu mus palaiminai, tai yra tavo šlovė ir tavo garbė. Ačiū tau už viską. Mes meldžiam ir atiduodam tau visą šlovę. Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau. Jėzaus vardu. Amen. Jeigu kažkam yra poreikiai, jeigu kažkam yra maldos, jūs galite prieiti, yra vyresnieji, prie vyresniųjų, prie manęs ir mes galime melstis, mes galime bandyti spręsti tiek, kiek galime žmogiškai jūsų problemas, todėl mes esame čia, kad viens kitam padėti. Todėl būkite drąsus ir mes turime dar bendravimą toliau, mes galim nusileisti į apačią, pasidaryti kavos, pasibendrauti, pasidžiaugti viens kitu, nes šiandieną Viešpats dovanoja mums nuostabę, gražią.